tikrųjų vakare nuotaikos buvo labai prastos. Tikrai tokia spenginti tyla, sakykime. Aš ir pats jau galvojau, kad čia baigėsi ir važiuosim namo ir tiesiog baigsiu savo šturmano karjerą. Vakare, kai gavom leidimą pasitvarkyti, Julius pasakė, kad tam tikri sprendimai padaryti, kurie galbūt pailgins variklio gyvavimo laiką ir bandom važiuoti. Tai bandom važiuoti ir išvažiavom šiandien. Ir iš tikrųjų visą dieną nei karto neteko pildyti aušinimo skysčio, kas yra keisčiausia. Kaip ir buvo toks pirminis apžiūrėjimas, kad ralis baigėsi, bet leidus vyriausiam teisėjam uždaram parke, pilant N litrų vandens, užteko perveršti variklio galvas, padaryti aušinimo išsiplėtimo bakelio kamštyje skylės, kad slėgis dingtų ir ekipažas to pasekoje sekančią dieną startavo ir manau, kad pasieks ir finišą. Įsivaizduoju, tai reiškia kaip. Vienas buvo smūgis, dabar dar antras smūgis. Galvoju, kame reikalas, kur tas viskas pasibaigs. Na, bet šiandien išvažiavom, šiandien viskas jau buvo gerai. Buvo iš tikrųjų su, puikiausia nuotaika, nes automobilis veikia kuo puikiausiai. Tarkim, pirmas ir trečias šios dienos ruožai buvo ne mūsų automobilio, pavadinkim, nes jam akivaizdžiai trūko ar tai galios, ar tai pavarų dėžės perdavimo. Antras ruožas buvo ypatingai sudėtingas, su 5 kilometrais sniego, su ledu, su provėžom. Ir šitoj vietoj esu labai dėkingas Tadui, kad įgyvendino mano svajonę ir leido man suvažiuoti vieną Monte Carlo greičio ruožą. Tame ruože kaip ir nieko mes daug nepraradom, tai manau, kad Tadas nepyksta, kad aš jį suvažiavau. Buvom tam ruože 37, tai viskas kaip ir gerai ir viskas ir ką. Linas labai gudriai padarė, sako, važiuok pirmą ruožą, ne, sako, aš noriu antrą ruožą važiuoti, pirmą ruožą protestuok mašiną. Įsivaizduot, koks yra važiavimas, kada tu koncentruojasi ne į kelią, ne greitį, tu žiūri tachometrą tachometrą žiūri, temperatūrą vandens žiūri, viskas dėmesys ten nukrypęs, tai 110, 120, kažkas vieta tai yra labai blogai, bet po truputuką įsivažiuosim galbūt. Na va, baigiam dar vieną šios dienos pirmą greičio ruožą. Įspūdingas, greitas, neįtikėtinai greitas, su tokiais serpantininiais greitais posūkiais. Paskutinė diena ir paskutinė naktis laukia. Kol kas pozicija tokia šviečiasi ir podiumas, bet galima ir viską čia prarasti, nežinau. Žiūrim. Stengiamės, greičio ruožas toks, nežinau net kaip įvardinti, bet gerai leidom laiką, turiu pasakyti, tai žiūrėsim kaip konkurentai. Visi bijau prognozuoti, nes dažniausiai būna, kai man blogai, tai jiem dar blogiau, o kai man gerai, jiem dar geriau. Laukia 2 greičio ruožai iki Monako ir paskui naktiniai, tai kaip suprantu, viskas spręsis ten, tai dabar dar nėra ką kalbėti.
elles montent bien. C'est quand même autre chose hein, comme voiture, mais c'est agréable de voir. Nebesipaisau kokios čia dienos ir kaip toliau. Reikalai buvo padanginiai esmė. Mūsų tie žvalgai, kurie pranešė kokią trasą, jie pranešė, kad nuo vidurio greičio ruožo bus vien sniegas ir ledas. Pasirinkom šipuotas dygliuotas padangas, su dygliuotam padangom. Kylant į kalną buvo sausa ir buvo sunku išlaikyti greitį. Vėliau nuo kalno galėjom ir nesudygliuotam gerai suvažiuoti. Tai biškai gal pralašėm padangų pasirinkime 17 greičio ruože, bet už tai 12 labai atsipirko. Nes 12 buvo vien sniegas, ledas, pusnis, šlapdriba kažkokia ant kelio ir didelis jos kiekis. Tai labiausiai patiko matyti prikritusių mašinų patvory, tose grioviuose visokiose ir tarp jų nardėsi Jaguarų. Jutau, kad aš nevažiuoju geriausiai, nes velnės jis ten kai kur vos telpa, skersas. Ir dar toks įdomus faktas, kad tas greičio ruožas buvo visiškai priekinių varomų ratų ruožas. Visi priekiniais ratais su varomi automobiliai šovė viršų iš kažkur iš dumblo, iš gilumų rezultatų pakilo į 10-tuką. Apie komandą. Na, nedaug laiko turim bendrauti su šveicarais, kurie sudaro dalį mūsų komandos. Tai dažniausiai su lietuviais ir vakare sutingiam ir visą kitą dalinamės visą informaciją, kas labai smagu. Kas sužino, mes priekį važiuojam, tai žinom, kas vyksta, kas jų laukia, būtinai pranešam ir taip toliau. Pas mūsų automobilį tai iš viso atmosfera gera, mes su Ovidijum jau, tiek kiek su šito Jaguar važiuoja, tiek ir su Ovidijum, tai 5. kartas jau mums kartu. Tai ten jau viskas kaip šeimoje. Nuglūdyta viskas, visi abu vienas kitą labai puikiai žinom iš pusės žodžio, tai ramu. Esame uždaram parke, kur jau po truputį išleidinėja sportininkus į naktinius greičio ruožus. Truputį specifika skiriasi, išleidinėja kas pusę minutės, tai viskas labai greitai juda. Laiko normos taip pat yra sutrauktos, kad visi kuo greičiau grįžtų atgal. Tai viskas turi įvykti per 4 valandas, tai truputėlį tokia nakties beprotybė. Pagaliau nusileidom per podiumą Monake, gavom ralio baigimo ženkliuką, koks mūsų paskutinį metu buvo pasidaręs tikslas, kai važiavom apie tai negalvojom, kad važiuojam dėl ženkliuko, o kai prasidėjo mūsų visos nelaimės, mes jau tada galvojom, kad pabaigti nešuoti ir kad gau ženkliuką, kad kitus, kai baigiam ralį. Ta mes padarėm. Ir kas ir lieka po kelių valandos kartų pastartuojami paskutinius naktinius ruožai, kurie yra vadinami topiniai ruožai, Col de Turini, Col de Pras. Netgi įsteigtas šįmet pirmą sykį, skaičiau biuletenį, kad prizas už Col de Turini ruožą, kas greičiausiai įvažiuos, kas laimės. Tai čia jau toks naujienas, sakyčiau, yra. Statuosim kažkur gal apie 11 vakaro ir vėl antrą kartą sugrįšim čia gal apie 3 nakties.